7 varnai. Vienas žmogus turėjo 7 sūnus, bet nei vienas dukters, nors labai jos troško. Galop gimė jam duktė. Visi labai džiaugėsi, bet kūdikis buvo silpnas ir tėvai norėjo greičiausiai ją pakrikštyti. Tėvas išsiuntė vieną savo sūnų greitai parnešti iš šaltinio vandens krikštui. Paskui jį išbėgo ir kiti 6. Jie kiekvienas norėjo pirmas prilėkti prie šaltinio, bet nebesiskubinant, kažkaip netyčia jiems įkrito į vandenį ąsotis. Jie išsigandę sustojo, nežinodami, ką daryti, ir nei vienas nedrįso eiti namo. Jiems negrįžtant tėvas ėmė nekantrauti ir tarė, matyt, tie nutrūktgalviai išbėgę visi ėmė žaisti ir pamiršo, kas buvo liepta parnešti. Bijodamas, kad mergaitė nemirtų nekrikštyta, papykęs sukeikė, o kad jie visi pavirstų į varnus. Tik jis ištarė tuos žodžius, tuoj išgirdo ties savo galvą ore šlamant. Pažvelgė aukštyn, žiūri, 7 juodi varnai skrenda pro šalį. Tėvai negalėjo atsiimti savo prakeiksmų ir labai gailėjosi netekę sūnų. Tačiau juos guodė kiek duktė, kuri sustiprėjo ir diena iš dienos ėjo gražyn. Jie ilgai nežinojo, kad turėjo brolių, nes tėvai prie jos saugojosi apie juos užsiminti. Bet kartą netyčia išgirdo žmonės tarp savęs kalbant, kad mergaitė, nors nesanti graži, bet dėl jos kaltės žuvę 7 broliai. Nuliūdo tada mergaitė. Nuėjo pas tėvus ir paklausė, ar ji turėjo brolių, kur jie dingo. Tėvai nebegalėjo ilgiau slėpti ir pasakė, kad taip Dievo buvo lemta, o jos gimimas buvęs tik nekalta vada tai nelaimė. Bet mergaitė ėmė graužti sąžinę ir jai rodėsi, kad ji tuoj turi juos gelbėti. Ta mintis vis nedavė jai ramybės. Galop ji išėjo slapčia iš namų ir ėmė keliauti per žmones, norėdama, kad ir kažkur rasti išvaduoti savo brolius. Išeidama nieko daugiau neėmė, tik tėvų žiedą atminimui, kepalėlį duonos nuo bado, ąsotį vandens atsigerti ir krėslelį pasilsėti. Keliavo ir pasiekė žemės galą. Tada ji nuėjo pas saulę, bet ta buvo labai karšta ir ėdė mažus vaikus. Greit ji nuo jos pabėgo ir nuėjo pas mėnesį, bet tas buvo per daug šaltas, baisus ir piktas. Ir pamatęs vaiką tarė, jaučiu žmogaus mėsą. Jis skubiai pasitraukė nuo jo ir nuėjo pas žvaigždes. Tos buvo meilios ir geros. Ir kiekviena sėdo atskirame krėslelį, o aušros žvaigždė atsistojo, padavė jai raktelį ir tarė, jei neturėsi to raktelio, negalėsi atrakinti stiklo kalną, o tame stiklo kalne gyvena tavo broliai. Mergaitė paėmė raktelį, įsivyniojo į skepetaitę ir išėjo. Ėjo jį ilgai ir pagaliau priėjo stiklo kalną. Vartai buvo uždaryti ir ji norėjo išsiimti raktelį, bet atvyniojusi skepetaitę rakto neberado. Gerosios žvaigždės dovana buvo pamesta. Ką dabar darys vargšė? Ji labai norėjo išvaduoti savo brolius, bet nebebuvo rakto, su kuriuo galėjo atrakinti stiklo kalną. Geroji sesutė paėmė peiliuką, nupjovė mažėlį savo pirštą, įkišo į vartų spyną ir atrakino. Kai ji įėjo, ją pasitiko nykštukas ir paklausė, mielas vaikeli, ko tu ieškai? Aš ieškau savo brolių, 7 varnų, atsakė ji. Nykštukas tarė, varnų nėra namie, bet jei nori jų pamatyti, tai prašom čia įėjus palaukti. Paskui jis atnešė varnams valgymą 7 lėkštėse ir gėrimą 7 taurelėse. Ir sesutė iš kiekvienos lėkštės suvalgė po kąsnelį ir iš kiekvienos taurelės išgėrė po gurkšnelį, o į paskutinę taurelę įleido žiedą pasiimtą su savimi iš namų. Staiga ore sušvilpė
Ir nykštukas tarė: čia grįžta varnai. Suėję varnai suieškojo kiekvienas savo lėkštę ir taurę ir ėmė valgyti, gerti, bet tuojau vienas po kito tarė: kas valgė iš mano lėkštelės, kas gėrė iš mano taurelės, čia žmogaus būta. O kai septintasis varnas pabaigė gerti savo taurelę, iš jos iškrito žiedas. Jis apžiūrėjo, pažino, kad čia jo tėvų žiedas ir tarė: duok Dieve, kad čia būtų mūsų sesuo, tada mes būtume išvaduoti. Vos tik sesutė stovėjusi už durų išgirdo tos žodžius ir jiems pasirodė, kad tuojau visi atvirto į žmones. Ėmė jie tada apsikabinę bučiuotis ir prisidžiaugę, kiek tik širdis troško, grįžo visi linksmi namo.